Taigi turiu šalia savęs kitą choro, teisingiau kito choro, moterų choro Eglė atstovės. Kažkodėl tai tik dvi, nes kitos ruošiasi, puošiasi ir prasidainuoja. Ir man labai smagu jūs matyti ir jūsų klausyti. Ir pirmasis klausimas yra jums, kokios buvo įsimintiniausios gastrolės būnant chore? Įsimintiniausias tai turbūt buvo Sicilija. Labai patiko. Ir apskritai Italija patiko. Šiaip daug mes kur buvom, dabar sunku pasakyti. Kroatija, Opatijoje buvom konkurse, buvome Maltoje. Tiesiog viskas dabar susisuko, bet šiuo metu keliaujam daug, koncertuojam daug. Tai visur patinka, visur smagu, džiaugiamės ir svajojam. Kiek laiko dainuojate šitame chore? Aš dainuoju 11 metai. Tai jau karjera? Jau karjera. Taip. Puiku, ačiū labai. Kokie jūsų hobiai dar gyvenime egzistuoja be dainavimo? Tai aš atėjau iš meno pasaulio, to dailės pasaulio. Esu dailininkė keramikė, tai lipdau, verbas pinu, sodus rišu ir tapau. Oho, tai gal ir jūsų statulėlės šiandien bus? Taip, mano gamintas vazelis ten tokios su praktinė, su pritaikymu, taip, bet kartu ir su logotipu. Turiu pabrėžti žiūrovam, kad kiekvienas choras išsiveža iš Lietuvos tokį trofėjų ir štai menininkė šio trofėjaus ir šio atsiminimo. O dar kitas klausimas, tai kadangi menai supa įvairiausi, o kokią muziką jūs labiausiai mėgstate ir nebūtinai dainuoti? Muzika gal klasikinė, labai mėgstu Bocelio klausytis. Ir gal Pavarotis, nors tai kaip ir tokia, retrospektyva, bet labai balsas, jeigu patinka, jeigu jo gera klausytis, tai, nežinau, amžiais galima mėgautis. Tiesa. Ir čia dabar bus abiem klausimas, kokį nuotykį labiausiai iš choro gyvenimo prisimenat? Jums bus laiko pagalvoti. Labai toks klausimas. Nes tikiu, kad tikrai jų buvo, kadangi kelionės, gal kas pamiršo pasą, gal kas pavėlavo į lėktuvą, visko būna. Aš lankau chorą 2 metus nuo šventės, kaip ir tas nuotykis atsitiko ką tik. Aš bandžiau įsivilkti į svetimą suknelę. O svetimi batai netokie patogūs. Pagalvoju, kažkaip truputį kitaip jaučiuosi. Bet jau dabar savame rūbe. Taip, dabar savame. Jaudulys reiškia. Gerai, ačiū labai. O jūsų? Na dabar kaip kadangi šitiek metų, tai galvoju, tų nuotykių tikrai buvo daug. Irgi viena buvo ir autobuse palikusi rankinuką savo, bėgom paskui autobusą. Žodžiu, tiesiog mūsų moteris daugmaž yra susikoncentravusios, viena kitai padedam, stebim viena kitą, visada kažkaip rūpinamės viena kitą, o šiaip nuotykių gal streso, tai turėjom konkursę, be abejo, konkursai visada stresas, o festivalį tai yra malonumas, atsipalaidavimas, visas labai džiaugiasi dainavimu ir tiesiog jaučiame malonumą scenoje. O to ir labiausiai reikia. Tai ačiū Jums labai, dėkoju. Ačiū Jums. Čia buvo Eglės. Ačiū.